Šarūnas Jasikevičius pradeda antrąjį kėlinį ir pirmąją savo komandos ataką antrajame ketvirtyje. -4 taškai. Tokie yra Vilniaus komandos pasiekimai po pirmųjų 10 minučių. Pasiekimai, kurie vargu ar galėjo patikti komandos aistruoliams ir komandos treneriams. Simas Buterlevičius, tritaškis įliejantis vėl naujo optimizmo ir energijos, tikėkime, į Vilniaus komandos žaidimą. 23-24, dabar varžovai jau pasiekiami vienu metimu, tačiau gynyba ir vėl labai skylėta ir Šonas Kingas, dvimetrinis krepšininkas, visiškai laisvas kažkur toli už kelių metrų Milko Bielica. Ir varžovai. 1 minutė sužaista šiame kėlinyje ir vėl švaisto progas viena po kitos Vilniaus komandos krepšininkai. Iš po krepšio dabar nepataiko net į lanką Čemalvas Nalga. Ir čia pat jam nepavyksta apsiginti nuo aukščiausio varžovų krepšininko, tai yra 2,6 m Aleksandro Koženeco metimu, kuris didina persvarą savo komandos pranašumą vėl iki 5. Bredas Niuliai veržasi link krepšio ir vėl nepavyko. Varžovų gretose, kaip jau minėjau, aukščiausias krepšininkas yra 2,6 m ūgio žaidėjas, tačiau kol kas tiek jis, tiek jo komandos draugai įrodinėja, jog centimetrai dar nieko negarantuoja. 28-25 Baltarusijos čempionai dabar vėl pasididina savo persvarą iki 5 po dar vieno taiklaus Aleksandro Koženeco metimo. Ir skirtumas vėl didėja Minsko klubo naudai, sužaidus 2 minutės antrajame šių rungtynių kėlinyje. Nepavyksta Simui Buterlevičiui pakartoti to, ką jisai padarė pačioje kėlinio pradžioje. Šį kartą tritaškis metimas skrieja pro šalį. Ir Nenadas Pistoljevičius, legionierius iš Serbijos, dabar vadovauja savo komandos atakai. 1,92 cm ūgio žaidėjas. Netaiklus Vladimiro Šarko metimas. Artūras Jomantas, perdavimas Bredui Niuliui, pastarajam kamuolys sprūsta iš rankų ir varžovai vėl jau prie baudos aikštelės. Simas Buterlevičius, vengdamas Didevičius ir Eleminas aikštėje. Tiesa, abu jie labai lengvai gali transformuoti savo žaidimą ir pakeisti jį, pereidami ir į taip vadinamo antrojo numerio arba atakuojančio gynėjo poziciją. Buterlevičius, Nalga su kamuoliu. Pavyksta dabar išsivaduoti jam iš Vladimiro Šarko gynybos ir pirmosius taškus pelno Čemalis Nalga. 30-27, mažindamas Minsko komandos pranašumą iki 3 taškų. Tačiau ir vėl atsilygina jam tuo pačiu, nieko nelaukdamas Aleksandras Koženecas. Nors ir būdamas 7 beveik centimetrais žemesnis už varžovą. Pagal žaidimą kol kas jis nieko nenusileidžia savo komandos, savo priešininkui. Klysta dabar perduodami viens kitam kamuolį Vilniaus krepšininkai. Šarūnas Jasikevičius turi tam tikrų priekaištų rungtynių arbitrui. Ir atrodo nesportinė pražanga yra skiriama Khalidui Eleminui. Tavo visą šitą situaciją būtent taip ir vargu ar galima sakyti, kad jie yra neteisūs. Vladimiras Šarko prie baudų metimo linijos ramiai sumeta 2 baudas, didindamas skirtumą iki 7. 27-34 ir dar turi kamuolį savo rankose Minsko krepšininkai. Pistoljevičius.
Pats meta, pats kartoja, visiškai netrukdomas antrojų bandymų pelno 2 taškus Minsko komandos žaidėjas. Ir Baltarusijos čempionai įgyja jau rekordinę 9 taškų persvarą. Šarūnas Jasikevičius, Khalidas Eleminas veržiasi į baudos aikštelę, sprūsta kamuolys jam, Nalga čia pat, pagauna kamuolį, atiduoda Jasikevičiui. Šarūnas Jasikevičius 3 taškai, mažinantys skirtumą iki 6. Pirmieji Šaro taškai šios dienos rungtynėse. Ir apsigynė vėl su kamuoliu Vilniaus komandos žaidėjai. Jasikevičius artėja link varžovų tritaškio. Pagauna dabar užstatydamas korpusu, uždengdamas kamuolį savo varžovą Vladimirą Šarko. Šarūnas Jasikevičius, trečioji komandinė pražanga Minsko ekipai šiame kėlinyje, kuris jau beveik įpusėjo. 5 minutės 32 sekundės iki didžiosios pertraukos. Gražaus perdavimas po krepšiu. Jasikevičius vagia kamuolį iš užsimiegojusio varžovo ir Simas Buterlevičius, gavęs perdavimą iš Šarūno Jasikevičiaus, pelno 2 staigius ir varžovams netikėtus taškus, vėl mažindamas skirtumą iki 3. Tiesa, varžovai nieko nelaukdami jau po vilniečių krepšių spėja dar surengti labai staigią, tačiau nerezultatyvę ataką. Lygiai 5 minutės žaisti antrajame kėlinyje. Ir dar vienas Vilniaus komandos bandymas perimti rungtynių kontrolę į savo rankas. 3 taškus pelno, lygina rezultatą, kurio sąskaitoje 11 taškų. Dabargi Vilniaus komanda atrodo pagaliau jau rimtai sureagavo į varžovų perspėjimus ir kuomet 9 taškų persvarą jau buvo įgyję Minsko krepšininkai, Vilniaus komanda atsakė lygiai antrą kartą šios dienos rungtynėse išsiveržti į priekį trumpai. 3-0 pirmavo jie pačiomis pirmosiomis dvikovos sekundėmis, o po to po sėkmingos varžovų atakų serijos jau visą laiką tik tai vijosi savo priešininkus. Bielica, Eleminas, laisvas iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. Khalidas Eleminas, 13 taškas, šiandien jis taip pat pataikė visus 3 tolimus metimus, tačiau dabar kartą. Šios dienos rungtynėse Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus. Tiesa, ta persvara mažėja dabar 1 tašku, kadangi 1 baudą tik iš 2 pataiko Minsko komanda. 39-37. 4 minutės ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Bredas Niulį, perdavimas Kemalui Nalgai, kuris vėl gaudo kamuolį tarsi karštą bulvę ir kamuolys atitenka varžovams. Jį prižiūrėti dabar matyti ir bus pagrindinė užduotė Šarūnui Jasikevičiui. Be jo aikštėje dabar yra Buterlevičius, Bielica, Nalga ir Niulį. Labai jau tiesmukiška ir lengvai nuspėjama buvo dabar ši. Kevičiui arba Milko Bielicai buvo įrašyta pražanga. Kėlinyje Vilniaus komandos gynybai žaidėjas pelnė 7 taškus ir už jį pagal šį rodiklį geriau atrodė tik tai Melvinas Andersas. Vėl Kudriavcevas po krepšiu. Gali ir pats pelnyti taškus, tačiau puikiai sugeba pamatyti atsidengusius komandos draugus. Tiesa, ne visada pavyksta pastarėsiams išnaudoti savo šansus, štai kaip ir dabar prameta Šanas Maki. O Šarūnas Jasikevičius tarsi ant lėkštutės padeda kamuolį Milko Bielicai, įkišdamas į atrodytų baisioje varžovų sumaištyje ir sangrūzdoje baudos aikštelėje. Buterlevičius pelnė pražangą, yra baudžiamas Šanas Maki. Taip, arbitrai išlieka nuoseklūs. Akivaizdžiai stabdė greito kontrataką dabar tyčinę pražangą Šanas Maki prie baudų metimo linijos. Kol kas 1 bauda iš 3 yra įmetęs Nalga šios dienos rungtynėse. Ir antrasis metimas taip pat netaiklus. 41-37, na bent jau kamuolys lieka Vilniaus komandai. Varžovų gretose grįžta į aikštę 10 taškų pelnęs Denisas Koršukas.
Buterlevičius laisvas iš toli, metimas netaiklus, Nalga atrodo prasižengė. Taip, grumtynėse po varžovų krepšių persisengė Vilniaus komandos aukštaūgis. Ir dabar sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio Vilniaus komandos legionierius, aikštėje Jonas Valančiūnas. Likus žaisti 3 minutės antrajame kėlinyje. Dabar nepavyksta pelnyti taškų Denisui Koršukui. Kaip jau minėjau, iki tol žaistose 3 rungtynėse jis buvo daugiausiai taškų renkantis krepšininkas Minsko ekipoje. 1 tašku sumažėja Vilniaus komandos pranašumas. Buterlevičius, Valančiūnas, Bielica, Jasikevičius. Atakai lieka 8 sekundės. Valančiūnas gauna kamuolį iš Šarūno Jasikevičius, tačiau ilgai džiaugtis neleidžia jam varžovai. Iš karto krapšto jį iš jaunojo Vilniaus komandos žaidėjo rankų. Vilniaus komandos puolimo mašina vėl nepavyko keletą kartų apsiginti nuo greitų kontratakų ir tas pranašumas beveik dingo. Minimali persvara dabar, baigiantis antrajam kėliniui, Šarūnas Jasikevičius didina ją iki 3, pataikydamas dvitaškį 43-40. Ir porą minučių iki didžiosios pertraukos, kuri matyt turėtų būti bent jau gana turininga ir emocinga. Kalbu apie įvykius Vilniaus komandos baudos rūbinėje. Vargu ar Aleksandrui Trifunovičiui daug kas patiko iš to, ką jis matė per pirmasias 20 minučių. Gynyba bent jau tikrai neturėjo padaryti didelio ir gero įspūdžio. 43-42. Vėl minimalus skirtumas, minimali aikštės šeimininkų persvara. Jasikevičius dar kartą meta iš beveik tos pačios pozicijos, tačiau šį kartą ne taip taikliai. Ir vėl įsitikinti patys galite, kaip lėtai grįžta prie savojo krepšio Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Nors atrodytų varžovų greičiai taip pat nėra uraganiniai, tačiau jie jau ne 1, ne 2 ir ne 3 kartus gaudė lėtai grįžinėjančius prie savojo krepšio vilniečius, bausdami juos kiekvieną kartą taikliais metimais iš po krepšio. Minutė 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Bielica. Perdavimas Valančiūnui. Valančiūnui pakimba ant rankų. Jonas Valančiūnas. Na štai patikimas žmogus metant baudos metimus. Ir šiandien kol kas 100% taiklumas, kurį štai dabar ir sugadina ties tais žodžiais Jonas Valančiūnas. Na, 3 iš 3 metant dvitaškius, prisimename, jog visi 3 kartai tai buvo dėjimai į varžovų krepšį. Dabar ima po savojų krepšių dar vieną kamuolį Jonas Valančiūnas. Paskutinė antrojo kėlinio minutė, 45 sekundės, tiksliau lieka iki didžiosios pertraukos ir nepagauna čempionams. 44-44. Rezultatas lygus. Taip ir lygi statistika pagal prarastus kamuolius ir klaidas. Kudriavcevas slysteli prieš atakuodamas ir tai turi įtakos tam, kad metimas yra labai netaiklus. Bredas Niuliai iš 2 taškų zonos, netaikliai ir skuba vėl į priekį Kudriavcevas. Nebus įskaityti šie taškai komandos legionierius. Kudriavcevas prameta nuo baudų 44-44. Dabar vėl į priekį 1 tašku išsiveržia Minsko komanda. Ir Vilniaus ekipa turi dar 20 sekundžių tam, kad sėkmingiau užbaigtų šį kėlinį ir galų gale bent jau išsineštų 1 arba 2 taškų persvarą į rūbinę. Prasidedant didžiajai pertraukai. Jasikevičius.